Tai esu Paulius Žižliauskas. Šiaip iš Šiaulių, bet gyvenu Vilniuje ir jau 10 metų, jau net biškai daugiau negu 10 metų užsiemu fotografiją. Pradėjau Šiauliuose tai daryti, paskui keliai nuvedė į fotografijos muziejų ir atsidūriau Dailės akademijoje. Ir paskui baigęs tom, kad aš tai dabar iš to gyvenu. Tai yra mano pagrindinis užsiėmimas ir laikau save ir komercinių fotografų, ir meninių fotografų ir aš bandau surasti kažkokį sąlytį tarp dviejų šitų sričių. Tai fotografija mano gyvenime, manau, gan anksti atsirado dėka tėvų, šeimos, nes tėvai labai visada stengiasi sukurti man tą kultūrinį išsilavinimą, išprusimą. Ir paskui atsitiko taip, kad pradėjau matyti, kaip brolis fotografuoja kaip hobį. Pradėjau knistis namuose, bandydamas atrasti kažkokį fotoaparatą, radau tėčio seną Zenitą, neveikiantį, pažiūrėjau daug tutorialų tų vadinamų pamokų internetinių ir susitvarkiau jį, pirmą juostą išfotografavau ir pajutau, kad tai yra pašaukimas mano. Tai iš tikrųjų su fotografijos muziejuje atsitiko taip, kad aš 12 klasiai sausio gal mėnesį, kas jau buvo mažiau negu pusę metų likę iki stojimo į aukštąją mokyklą. Aš tuo metu dar nežinau, ką aš noriu veikti gyvenime, nors aš jau fotografavau. Ir aš pasakiau tėvam, kad aš stosiu į Dailės akademiją. Buvo lengvas šokas šeimoje. Ir tavarsime viskas tvarkoje, mane palaikė, bet už namų ribų neradau palaikymo, mokykloje nelabai kas mane irgi palaikė, net draugų tarpe. Ir kažkaip netyčia atsiradau fotografijos muziejų ir ten visi dirbantis tuo metu, aš dabar jau tikrai neprisiminsiu vardų, bet ten dirbantis žmonės davė labai laisvai prieigą prie jų bibliotekos turimos fotoknygų. Ir aš ten sėdėjau kiekvieną dieną po pamokų ir vieną po kitos fotografijos knygas varčiau ir bandžiau susidėlioti savo dar stipresnį fotografinį tokį išprusimo pagrindą ir vizualaus išprusimo pagrindą prieš stojant į Dailės akademiją. Tai iš tikrųjų studijos Dailės akademijoje nebuvo, kad suteiktų man labai kažkokių techninių žinių, tai buvo mano įdirbis, bet ką suteikė, tai aplamai suvokimą, kaip kurti, kodėl kurti, ką kurti ir kaip užsiimti kūrybą neturint biudžetą. Tai čia, manau, svarbiausias įgūdis, kurio reikėtų kiekvienam jaunam menininkui. Bet pagrindė tai, aišku, Dailės akademija davė labai svarbių žmonių buvimą mano gyvenime, nes aš spėjau dar įstoti į akademiją, kai tas senasis sąstatas, sakykime, buvo, tai ir Trimakas dar dėstė. Ir visus 4 metus aš fotolaboratorijai praleidau, bandydamas, eksperimentuodamas, gilindamasis ir į alternatyvius procesus, ne vien į tiesiog juostinę fotografiją. Tai aš manau, kad tai davė ne tik suvokimą, bet dėl mano pačio noro davė ir labai svarbės ir labai stiprų ir svarbų techninį suvokimą visų šitų procesų. Aš dirbdamas dabar mokyklai, būna, kad dažnai užklausia manęs vaikai, kur ta riba tarp komercinės ir meninės fotografijos, arba kodėl neimt tik meninės arba tik komercinės fotografijos. Ir nežinau, gal aš nesu teisus, bet mano yra įsitikinimas, kad tu negali būti geras menininkas, jeigu tu nesi paragavęs komercijos, ir tu negali būti geras komercininkas, jeigu nesi paragavęs meno. Ir dar jeigu sugebi šitos 2 dalykus apjungti, arba bent jau bandyti apjungti, tai iš tikrųjų aš jiems sakau, ypač moksleiviams savo, kad tai iš dalies net kai kuriais atvejais užtikrina, kad tave pasirinks, o ne kažką kitą, nesvarbu, ar tai būtų meninis projektas ar komercinis projektas. Nes negali tiesiog į vieną dalyką taip įsigilinti, kad net kažko kitko nepabandyt.
Manau, kad tas svarbiausias įprotis, gal net kažkiek pasiskolinsiu dažnai tokią minimą mintį fotografam, tai yra, kad disciplina labai svarbu, nes kaip ir bet kokiam mene, nesvarbu ar tu tapytojas, ar tu grafikas, tu negali pamiršti, kaip tavo įrankis veikia, su kuriuo tu dirbi. Ir nesvarbu fotografija, ar tu pasimsi su savim kiekvieną dieną fotoaparatą už ten didžiulę sumą, ar tu turėsi tik telefoną kišeniai, bet viskas, manau, kad taip atsitrenkia, net kaip į sieną, kad tu turi turėti tą discipliną ir jeigu tu jos neturi, tai nėra ir progreso jokio. Na, aišku, nėra progreso kaip ir bet kokiai srity, tai niekur neįdi į priekį, sėdi komfortiškai ir tada net neturi jokių galimybių parodyti savo darbų, nes kas iš to, kad tu sėdi tam komforte. Tai aš manau, kad svarbiausia yra disciplina. Dirbant mokykloje, aišku, yra didžiausias iššūkis su menais sudominti tą moksleivį, nes mes visi žinom, kad gyvenam tokiam laikotarpį, kai vaikam reikia labai daug informacijos ir labai greitai, nes jie yra įpratę tai socialiniuose medijose matyti. Tai aš iš dalies pagal tai ir kuriu savo pamokas, kad mano pamokų medžiaga tai yra 70 skaidrių, pavyzdžiui, bet visos tos skaidrės yra realiai beveik visos yra tik nuotraukos ir tik vizualas ir jie pamato daug to vizualo, nes jie yra įpratę prie tos vizualinės apkrovos. Ir aš nesitikiu, kad jie viską prisimins, ką jie mato, bet kiekvienas iš jų pamato labai skirtingą dalyką, labai skirtingas nuotraukas įsimena. Ir kažkaip man netrodo sunku moksleivį net ne tai, kad sudominti, bet įtikinti, kad reikia tos fotografijos, nes jie bet kokiu atveju tai daro. Bet tie moksleiviai, kurie pasirenka pas mane fotografiją, aš jaučiu, kad jie nori labiau gilintis, nes tai yra 11-12 klasės mokiniai ir dauguma iš jų ir planuoja studijuoti fotografiją, ar tai būtų dailės akademija, ar būtų dizaino kolegija. Tai aš jaučiu iš jų tą norą. Aišku, kad yra sunku juos sudominti, nes jie viskas jiems yra prieinama, viską jie gali pamatyti. Bet ko jie nepamato, tai pavyzdžiui, tų vadinamų fotografijos klasikų nuotraukų, nes jie nežino, kad tai egzistuoja. Jie tik mato Instagramą ir ką išmeta Instagramas, tą pasižiūri, bet jiem parodai klasikus, ką jie sugebėdavo padaryti su tokiam technologiniam limitacijom, tai jiems gal tai yra įdomiausia. Kad tai jeigu jis sugebėjo padaryti su žymiai paprastesnėm technologijom, tai gal aš ir sugebėsiu su telefonu padaryti, kuris yra realiai kompiuteris kišenėj. Tai mes link to ir einam su moksleiviais. Aš manau, kad nelabai galiu tiksliai apibūdinti tą jausmą, ką reiškia dalintis, bet aš turiu tiesiog neapsakomą kažkokį ir nenusakomą norą tai daryti. Jeigu aš kažką pats naujo sužinau, aš bandau vis labiau gilintis į tai. Ir kai jau jaučiuosi, kad esu pakankamai tai įsigilinęs, man tiesiog, atrodo, verda kraujas kažkam papasakot, kažką kitą supažindint. Aišku, aš to nekišu per prievartą ten kokiem kolegom ar draugam, bet būtent ir ieškau tų terpių, kur aš galėčiau tai padaryti ir kur ateitų žmonės, kuriems įdomu yra ir kurie nori tai sužinot, kurie nori praplėsti savo žinojimą. Bet manau, kad tas nenusakomas ir neapsakomas noras, jisai atvedė mane ir į edukaciją ne vien iš dirbtuvių pusės, bet ir į edukaciją kaip į mokyklą. Tai ir aš manau, kad aš tikiuosi, jog tai ir toliau mane ves į aukštesnį išsilavinimo įstaigas. Ir aš tai ir siekiu šiuo metu. Aš ilgai galvojau prieš atvažiuodamas, ką aš bandysiu sukurt, būdamas čia tą nepilną savaitę, kas yra gan trumpas laikas, tai pagalvojus kurti ir dar ten pravesti tokias dirbtuves. Bet
man turbūt pasirodė gal svarbiausia, tiesiog kilo mintis, važiuojant būtent į Šiaulius jau, kad aš iš tikrųjų nebeturiu tokio artimo ryšio su šito miestu, nes vis tiek jau nemažai metų praėjo, kaip aš išsikraustęs ir aš labai retai čia lankausi, palyginus. Ir bandžiau prisiminti, kas tie Šiauliai, kaip aš juos prisimenu, kas man tokio įsimintino ir iš mano vaikystės, paauglystės čia augant. Ir aš supratau, kad mano atmintis labai fragmentiška šito klausimu. Tai aš bandysiu kalbėti per savo darbus apie tos fragmentiškus mano atsiminimus Šiaulių, kažkiek tos nostalgijos, kiek aš jaučiu jiems. O iš techninės pusės tai bandysiu, pilnai neatskleisiu, bet tai bandysiu tokį keistą sąjungą padaryti tarp skaitmeninės fotografijos, skaitmeninės spaudos, analoginės fotografijos ir analoginės spaudos. Tai jo bus 3 darbai, o kaip jie atrodys, tai jau teks gyvai pamatyti. Aš manau, kad vienintelis patarimas, kurį turiu jauniem žmonėm, kurie jaučia, kad jie nori eiti kažkokiu kūrybiniu keliu, nebūtinai fotografija, bet kokiu kūrybiniu keliu, tai gal nepasiduot, kai pajauti tą kažkokių nebuvimą draugų ar užtarėjų, ar tie, kurie skatintų tave. Nes labai dažnai būna, kad nuleidžia rankas jauni žmonės tada, kai supranta, jog niekas jų gal nepalaiko taip, kaip jie tikėjosi, kai jie pasako, kad jie nori tai daryti. Ir bandyti ieškoti kažkokių bendraminčių, kurie nėra paaugliai ar vaikai, bet ateiti tokias vietas kaip muziejai, galerijos, kuriuose dirba žmonės, kurie nori padėti tam jaunimui kurti ir eiti tuo kūrybiniu keliu. Nes kai surandi tą pirmą žmogų ar tą pirmą žmonių grupę, kurie tau padėtų ir tave užtartų, tai tada supranti, kad jų yra dar daugiau ir jų vis daugėja ir baigės tom, kad aplink save turi apsupęs žmonės tik tuos, kurie tave užtarė ir kurie skatina tave toliau judėti ir kurti. Aš nemanau, kad aš turėčiau vieną fotografiją, aš suprantu, kad turiu išsirinkti, bet aš kažkiek kaip mano mokiniai dabar, kur man reikia daug vizualios informacijos, aš jaučiu, kad aš negaliu sustoti ties vienu kažkokiu darbu, bet aš manau, kad jeigu reiktų rinktis, tai būtų kažkas iš klasikos amerikiečių fotografų, tai sakykime, koks nors William Klein, Robert Frank, Gary Winogrand, gal ir iš japonų, Daido Mariyama būtų. Šiaip yra labai daug, aš net, man jau dabar jūs spraginėja, net galvoju vardai ir pavardės ir nežinau, kurį pasakyti, bet būtų labai sunku išsirinkti vieną, beveik neįmanoma mano atveju.